Taigi, dabar jau prabėgus porą metų galiu padaryti šiokią tokią apžiūrą šito Husqvarnos, kaip sakant, žoliapjovės, dar kitaip vadinamo traktoriuko žolį, kaip sakant, analizę ir pasakyti jo silpnas ir stiprias vietas. Tai kas iš variklio, tepalų, ten traukos, veikimo, vienu žodžiu elektronikoje ir taip toliau, tai aš nusiskundimų neturiu. Aišku, antrais metais dabar biški man pradėjo numetinėti diržą kartais, nu tai diržą ten atsilenkus sėdinį įsėmų sakumą užsidėti kaip ir problemos nėra, galbūt gal reikėtų kokį ir diržą mašinau įdėti, nors kaip iš pažiūros tas diržas liktai ir nepadylės. Aišku, man tik tai gal 2 ar 3 kartus ir buvo jį numetę, bet jau čia šiais metais pradėjo taip daryti. Tai vat, bet čia, kaip sakau, menkas smulkmena. Kita silpna vieta, manau, šitam traktoriui yra priekinė pakaba. Mane jau užknyso lankstyti priekinę traukę, kaip matot. Va, vienas ratas yra išlinkęs. Esmė, pirmais metais kaip ir pjoviau, kaip ir dar buvo baika. O antrais metais pradėjo po biškį man jisai išvairuoti. Na, aišku, aš susiskambinau su Husqvarnos ten tuo pažįstamu žmogum, kur dirba. Sako, nu jo, sako, čia silpnoka vieta, tu ten kokią montiruotę susikonstruok ar kažką užkiši, nu tiesiog, sako, rankiniu būdu biškį pasitiesink tą traukę ir viskas. Nu, tai sakau gerai, bet esmė tame, kad kuo toliau aš ją vis tiesinu, tuo man jinai vis dažniau pradeda ir nulinkinėti. Vienu žodžiu, gaunasi taip, kad nuo to atlinkinėjimo ir vėl nusilenkimo metalas tiesiog šitoje vietoje jau susilpnėja. Ir tiesiog, vat ir dabar, nežinau, jau 5 kart gal atlinkinėjau, jau užknyso. Šiandien baigsiu. Va, biškį apšienau, visą sodą net nebaigiau. Viskas, jaučiu vešiu Husqvarną ir liepsiu tiesiog remontuoti ir man keisti tą priekinį tiltą, kaip sakant, priekinę traukę. Nes čia yra nežaidimas, kai vos kreivesniai ten dirveliai ar kur, tau pastoviai tą ratą pravažiavus ten 100 metrų pirmyn atgal nulinksta ratas. Tai va čia tokia silpna vieta. Šiaip iš pažiūros kūro ekonomija, ten kažkokių varvėjimų, lašėjimų, nu kol kas nieko tikrai nepasigendu. Plotai pakankamai nemaži šienaujami yra. Aišku, nešienauju aš ten į savaitę po 2 kartus su juo. Pas mane kaime gaunas, kad kas porą savaičių kokiu atliekęs čia viską apipjaunu tėvukam. Tai vat toks reviuas, vienu žodžiu, silpna vieta. Tai jeigu pas jūs pakankamai kreivoka, tarkim, nėra ideali kažkokia veja, o yra viena kita ir kokia dabelė, grevelis, taip toliau, tai vat galit greitoje ateityje susidurti su šito modeliu, va su tokiu bairiu, kad jums traktorius pradės vieną dieną pabiškį žvairuoti. O kai žvairuoja, tada nebeišeina važiuoti. Ir tada tu atsilenki, papjauni kažkiek ir vėl per kokį posakėlį duobutę tau po biškį vėl pradeda žvairuoti. Žodžiu, taip lankstai. Bet dabar jau priejau šiandien išvadas, kad tikrai aš jau nebelankstysiu, nebežaisiu, nes yra nesąmonė jau. Tai vat, vešim Husqvarną, nesvarbu kiek ten kas kainuos, bet keisiu į normalią, nes tiesiog tas metalas išsilpnėja, jau išsilankstė, išsijudėjo ir viso, iš tos traukės nieko gero nėra. Dar iš vis nuluš vienu momentu tas ratas ir aš jį pamesiu. Tai vat, tai tokia trumpa apžiūra, o jeigu taip įdomu, tai aišku, va, viskas yra tvarkoj. Aišku, dulkės, viskas. Šiaip dirbantis modelis tikrai, kaip už savo tokią kainą, kol kas daugiau nusiskundimų kitose vietose, kitose mazguose neturiu. Bet va tas priekinės tilto, sakyčiau, gal netgi yra blogai iš pat gamykliškai gaminami šitie traktoriukai, nes per daug duoda užsukti ratus. Labai didelis manevringumas ir gaunasi taip, kad aš net pradžiai pastebėjau, kai nusipirkau, kad buvo taip, kad labai, nu vienu žodžiu, dabar gal net nepasisuka, kai jis stovi, bet kai važiuoji, labai gali stipriai ratą užsukti. Tai gaunasi taip, kad prieš traktoriaus priekį tas ratas vos ne taip sukasi. Nu ir įsivaizduoti, jeigu tu priekin važiuoji, taigi užsuki, ar kokia dabelė ir tavo ratą pagauna ir jį užlaužia, va taip va. Nu tai va to pasakoji, taip ir gaunas, kad priekinė šita traukia yra silpna, priekinis tiltas. Iš plono nestipraus metalo ir kadangi per daug ratai leidžiasi manevruoti šitą modelį, va taip ir gaunas, kad jie užsisuka ir po to tiesiog deformuoja. Tai va, čia mano tokia nuomonė. Tai va, norėtųsi, kad nebūtų buvęs iš pat pradžių toks didelis manevringumas šito traktoriuko, nes čia va toj pasakoje gavos nuo per didelio galimo ratų užsukimo ir išsideformavo su laiku tą priekinę traukę. Tai va, o šiaip viskas liuks. Kaip matot, spalva graži, viskas gražu, traktoriukas dirbantis.